Na štai mes ir priėjome dar vieną kitą objektą, skirtą provokacijai susimastyti, koks vis dėlto žmogus yra neteisingas įsupančiam pasauliui. Tai čia nežinomo Rytų Europos menininko skulptūra, skirta atspindėti žmogaus sąlyčiui su gamta, kokie mes vis dėlto turėtumėm būti artimi gamtai ir kaip ją stipriai mylėti, kaip vis dėlto pajusti tą vienį ir gėrį, kokį mums teikia gamta. Šis, kaip buvo aprašytas, skirtas ekologijai. Pasigrožėkite tyloje truputėlį. Tai va, štai labai provokacinis, man atrodo, žymiai labiau vykęs negu tas su vamzdžiais. Šitas geriau atrodo. Ir jeigu dar šitą skulptūrą nesijuoktų. Pazuvink ašarą iš juoko. Šitą skulptūrą dar nesijuoktų. Būtų visai respektiška. Na štai, tikiuosi dabar visi jūs susimastysite apie savo daromą blogą poveikį gamtai, nemėtysite skardinių, stiklinių butelių ir plastikinių, turėsite ekologišką kartoninį arba medžiaginį maišiuką ir apskritai būsite geri žemėje.